Sveiki, tęsiu pokalbius apie emocijas. Kai mes slopinam emocijas, bandom jų išvengti, bandom nuo jų pabėgti, kai kuriais momentais gali atrodyti, kad staiga nieko nejaučiu. Ir tarytum emocijų nėra. Bet emocijos yra. Mes visą laiką kažką jaučiam. Ir kai mes nuo jų bėgam, kai mes jas slopinam, jos niekur nedingsta. Jos kaupiasi viduje, įtampa didėja ir kažkuriuo momentu vis tiek mums ta įtampa teks kažkaip iš savęs išleisti, nes kitaip neatlaikysim. Nei mūsų psichika atlaikys, nei mūsų kūnas atlaikys. Todėl išleisti tą įtampą, neišvengiamas procesas. Ir vienas iš būdų, kaip mes įtampą išleidžiam iš savęs, tai yra autoagresija. Agresija tai yra veiksmas. Pyktis yra emocija, tai yra energija ir iš tos emocijos mes atliekam kažkokį veiksmą. Va tai ir yra agresija. O autoagresija tai yra agresija nukreipta į save, kai mes pradedam savo kenkti. O kenkiam savo pačiais įvairiausiais būdais. Tokiais paprasčiau ir lengviau matomais, pavyzdžiui, oi, įsipjoviau netyčia pirštą. Arba jau užkliuvau, nugriuvau, susižeidžiau. Arba žmogus pradeda kramtyti lūpas intensyviai iki kraujo. Ar pešioti plaukus, ar graužt nagus ir taip toliau. Kažkokie fiziniai pasireiškimai. Toliau autoagresija yra ir kiti dalykai. Tarkim, persivalgymas. Tai irgi kenkimas savo. Arba priklausomybės, azartiniai lošimai, alkoholis, nikotinas ir taip toliau. Arba dar kažkokie dalykai. Tai yra viskas, kaip mes savo kenkiam. O kenkiam savo vien dėl to, kad nenorim susitikti su savo išgyvenimais ir stengiamės nuo jų kažkokiu būdu pabėgti. Ir yra tokie ne visai akivaizdus elgesio modeliai, kuriuos galima taip pat pavadinti kaip autoagresija. Pavyzdžiui, vienas iš tokių modelių yra kontrolė. Kai žmogus galvodamas, tikėdamas tuo, kad jeigu jisai viską ir visus sukontroliuos, jisai išvengs savo išgyvenimų. Ir žmogus kontroliuoja. Aš dabar tik labai trumpai tuos modelius apibūdinsiu. Tiesiog atkreipkite dėmesį, ar jūsų gyvenime jie pasitaiko. Taigi kontrolierius, kaip jisai savo kenkia? Kas mėgstat kontroliuoti, jūs puikiai žinot, kaip tai atrodo ir kaip savo kenkiat. Visų pirma, kenčia santykiai. Jeigu mes intensyviai kontroliuojam kitus žmones, jie anksčiau ar vėliau, silpniau ar stipriau, bet priešinasi. Mes tada pykstamės, konfliktai kyla. Labai daug nepasitenkinimo, kontrolierius, kadangi jisai negali visko sukontroliuoti ir viskas nors išslysta iš jo rankų, jisai nuolat jaučia tą įtampą, nepasitenkinimą, aišku, labai kaltina kitus žmones, kad nepaklūsta kontrolė ir taip toliau. Ir jeigu mes norim tokį modelį sustabdyti, verta pasižiūrėti į vieną iš emocijų, tai ir į kaltę. Toliau žmonės, kurie, tokie, galim pavadinti pataikūnai, jie visiems visada stengiasi įtikti, būti patogiais, prie kitų prisitaikyti. Ir tai jų būdas išvengti savo išgyvenimų. O žmogus, kuris taip elgiasi, kaip jisai savo kenkia? Atsisako visiškai savo išgyvenimų, savo norų, savo poreikių, o tai nepraeina be pėdsako. Vis tiek už tai tenka susimokėti tam tikrą kainą. Kai aš pasakoju apie šiuos modelius, tai jūs suprantat be abejo, kad nei vienas žmogus specialiai to nedaro.
Tai yra pasąmoniai gyvenantis modeliai, kurie mus veda. Tiesiog ne mes juos valdom, o jie mus valdo. Ir mes elgiamės automatiškai, taip kaip išmokom, taip kaip sužinojom, taip kaip išgyvenom. Trečiasis modelis, yra tokie žmonės, kankiniai, kurie pastoviai prisikuria kažkokių situacijų, kuriuose tenka kentėti. Bet jeigu žmogui viskas gerai, viskas ramu, jisai jaučia labai didelį diskomfortą, neįprastą. Ir vėlgi, nei vienas žmogus nenori specialiai kentėti, bet vis kažko prisikuria. Susiplanavo, nepadarė, išsikėlė tikslą, net nepradėjo siekti. Arba pradėjo daryti ir prisidirbo ko nors. Ir kenčia. Ketvirtasis modelis, tokie yra darboholikai. Labai geras būdas pabėgti nuo savo išgyvenimų. Dirbti. Vat nieko nejausti, o tiesiog dirbi, nes iš tiesų, kai dirbi, kokie ten jausmai, kokie ten išgyvenimai, tu nuolat užsiėmęs, tu nuolat darbuose. Kaip šitie žmonės kenkia savo? Dažnai jie neleidžia savo ilsėtis, jie neturi kažkokio miego grafiko, su mityba neaišku, kas vyksta, nesgi visą laiką dirbti reikia. Fizinis aktyvumas kenčia ir taip toliau. Ir tokie žmonės dažnai sustoja tik tada, kai jau juos sustabdo kūnas, kai viskas sako, tu jau nebeturi jokio resurso. Dar yra žmonės, tokie iš išorės labai graži idėja. Jie labai tokie nori laisvės, vat jie laisvi. Jie prie nieko neprisiriša. Vat žmonės, kurie paviršium visą laiką plaukia. Jeigu santykiai, tai jų bus daug, bet jokio gylio. Jeigu veikla, tai ir veiklų gali būti daug, bet niekada iki galo. Arba dažnai žmogus keičia veiklas. Ir kaip kenkia? Santykių nėra, veikloj tu irgi nieko, nes tik paviršiuje esi, profesionalu tu nelabai tapsi, kaip lauki paviršium. Ir kažkuriuo momentu susiduri su pasekmėm. Tai yra tik keli būdai ir labai labai trumpai, bet jeigu matot, jeigu atpažįstat tokius momentus savo gyvenime, tai tikrai verta pasižiūrėti į emocijų temą. O pabaigai toks dar vienas modelis, tai yra perfekcionistai. Labai šypsausi, nes labai pažįstama istorija. Perfekcionistas žmogus, kuris nori viską padaryti tobulai. Tobulai neįmanoma ir tada kas gaunasi? Arba tu iš viso nedarai ir kankiniesi tame. Arba tu pradedi daryti ir užsikabini už detalių, darai dalykus, kurie esminės įtakos neturi tavo tam darbui. Ir tu kasiesi, kad tik nepabaigtum. Nes jeigu pabaigsi, atsiranda tikimybė, kad tu susidursi su kažkokiais išgyvenimais. Tu, tarkim, padarai kažkokį darbą. Ateina žmogus kitas ir sako, klausyk, tu netobulai padarėjai. Ir tada gėda, ir kaltė, ir, žodžiu, išgyvenimų labai daug, o aš taip nenoriu viso to jausti. Todėl arba išvis nedarysiu, arba užsikabinsiu už detalių ir niekaip nepabaigsiu. O jeigu pabaigsiu, tai tada kažką pradėsiu vėl daryti, kad tik nereikėtų susitikti su savo jausmais. Tai va, tai taip labai trumpai. Šiame įraše su jumis buvo Ilona Tamošiūnienė ir projektas Drąsa gyventi. Iki.